Sveiki gyvi, toks neeilinis epizodas iš Ispanijos, iš mūsų namų, kur šiandien mes važiuosime į dykumą. Nežinau, ar bus įdomus turinys, bet pasižiūrėsim. Patys jau kokie metai laiko vis planuojam ten nuvaryti. Girdėjom neblogus atsiliepimus, kad visai įdomi pramoga tiems, kas keliauja Andalūzijoj ir turi laisvą dieną. Tai aišku, jeigu atskrendat savaitį, tai turbūt nelabai jau čia, kad ir pripramogausi su tokia pramoga vieną dieną sudeginti dykumoje, bet kas ilgiau ir neturi ką veikti, visai manau, geras experiences. Tai gausim elektrinius dviračius, kurie biškį padės mums važiuoti, nes dykumos maršrutas sudaro 40 km ir užtruksime apie 4-5 valandas. Tai yra Andalūzijos regione esantis dykumynas, vienintelis šiaip mūsų Europos žemyne, kuris tiesiog toks yra ir nereikia skristi į Afriką arba į Ameriką. Kraštovaizdis, tai mes esam ten daug kartų važiavę aplinkui. Kraštovaizdis labai panašus iš tikrųjų į Nevadą. Tai šiek tiek prisiminsim Amerikos keliones ir tikiuosi gerai praleisim šeštadienį. O į kurią jūs pusę važiuojat? Aš pakeliui, tikrai pakeliui, prisiekiu. Visur. Prisiekiu. Gerai, važiuojam. 2 valandos kelio nuo mūsų namų, tai nemažai reikės paliekti. Dar matau ir kuras į pabaigėlę, tai dar vienas sustojimas, bet visą laiką kavos atsigerim ryte, tai jau į tualetą vis tiek bet kuriuo atveju reikės. Atvykom į netolies esantį miestelį dar, Guadixą. Čia šiaip labai fainas turistinis miestas, kas irgi keliaujat link Granados arba norite aplankyti tokius įdomesnius namelius, kurie yra įkasti urvuose, tai šitas Guadixo miestas tuom ir garsėja. Mes čia užsukom į Mercadoną, nusipirksim pietų, nes kadangi gyvenam pagal lietuvišką ritmą, tai pas mumis pietus 11 valandą. Tai jau čia liko 20 minučių iki pietų ir kažkur prieš kelionę reikės pasistiprinti. O jau matau, stovi. Evelina su pirkiniais. Mano skanukai. Jo labai faini kepiniukai. Mercadona visada yra labai šviežiai iškeptų, toks pyragas yra po apačia. Tuno su padažais. Dar su bešameliu. Nu, žodžiu, ant bulkų šiandien. Ne, nu tai tokie žygeiviai, turistai. Laukiam eilutėj, daug žmonių. Šiandien paskutinė diena, kadangi yra šeštadienis. Ispanijoje šeštadieniais paskutinė apsipirkimo diena, nes rytoj jau nieks nedirbs. Tik tai visokios indusų ir arabų parduotuvėlės mažos, kuriuose tik būtiniausių prekių gali įsigyti. Ir ten verčiausiai tik to ar važiuoti, jeigu jau labai reikia. Išvažiavam jau į kaimo keliuką link nuomos punkto. Tai šeima nuomoja dviračius senais ir jau leidžia turistam pasivažinėti po dykumą. Čia dar kol kas matom yra aktyvūs ūkiai, lyg ir jaunos alyvuogės, bet tikėtina, kad alyvuogės čia daugiau nelabai ką daugiau ir augina. Atvykom į miestelį, Žorafe, kaip čia gali tartis, Evelina? Gorafe. Žodžiu, Gorafe miestelis, taip mes jį dabar vadinsim. Toksai šiaip pakankamai nutolęs, bet atsiprašau, kažkoks gyvenimas vyksta, visko yra, parduotuvės, centras, supermerkado, aikštė. Va mūsų dviratukai, Evelina šalmą. Užsimetam. Važiuosim elektriniai dviračiai. Va, šeima nuomoja, palydės mus iki maršruto. Žiūrėsim, kur mus tai nuves. Nuotykiai įspūdingi. Nuo kaimelio pakilom kem 1 metrą į viršų, čia tokiais vingiuotais. Tie dviračiai apšie nevažiuoja. Mint reikia. Mint turi ir dar į tokį statų. Eina savo. Aš tai padusau ir užsivedžiau iki pusės. Dar liko toks pat kalnas.
Eina šiek tiek, susakė, bus lengva kelionė. Blemba, širdis 100 kem 2 tik atsistojau. Buvo 120, laukiu, kol nusies. Eina savo, čia... Jo, buvo 109, kai lipau jau ten. Labai blogai. Fū. Nežinau, kaip čia toliau vykti. O dar tik tai 2 procentai žygio. Užkilom į kalną. Atsiprašau už savo žodis kart įkvėpimas. 107 širdis. Ten užkilom. Tavo šiam? Beprotė. Beprotė. Nu, kol Evelinas laik sportuoja namie, aš valgį darau. Gali būt, kad tas čia prisideda. Jau perdau kuprinę, nes man jau šeimos jo stipruoliai. O tinginiai storuliai kaip nors patys privažiavam. Čia tokį geoparką, astronominis kompleksas. Ten tolumoje pastatyti kupoliukai nedideli. Ir tualetas, ir visokios parodos. Ir čia labai gerai stebėti žvaigždės yra, nes nėra jokio triukšmo iš miestų. Artimiausi didieji miestai už 105 km. Tai labai patogu. Oi, orai geri, bandom važiuoti toliau. Kol kas lygomas pabiškį atsigaudinėjom šitam iššūkį, šitam Dakare storuliu. Da pavažiavam kokią 20 minučių. Vaizdas. Visą turbūt filmuką. Mano kosėjimai ir degunės gavimas. Evelina tai ramiai. Net nesušilo. Sušalo, net užsirišo šalikėlį. Oi, reiks tos čipsus jaučiu padėti šalį kokį porą dienų. O, va taip atrodo gražus labai vaizdas. Labai primena iš tikrųjų Amerikos kanjonus. Ne didžiuosius, aišku, bet tuos esančius dykumose. Vaizdas yra visiškai analogiškas, labai panašus. Fainai, kad jau čia nesimato apgyvendinimo, reiškia mažai pastatų, mažai tų gyventojų, nes iš tikrųjų Ispanija ir visos šitos pietinės šalis, kurios turi labai daug gyventojų ir tas senasis žemynas, tai daug teritorijų užokupavę. Tiesiog atrodo, kartais atvažiuoja kažkokį skylę visiškai nematomo, ten kaimas didžiausias arba namų pristatyta ir žmonės tiesiog gyvena pusę minutės. To atsakė. Labai gražus vaizdas. Akmenėlio Evelina vėl. Nu gerai, man tos pertraukėlės tai tik į naudą. Labai gražu. Labai fainas vaizdas. Tokia labai gamta. Vasarą vėl grįšim į Lietuvą, tai ilgai nematysim. Galėsim tik tai Kernavėj 3 piliakalnius pasižiūrėti. Leidžiame žemyn nuo kalno viršūnės. Tai čia jau blogos naujienos man. Teks užkilt. Sako, koks autobusas bus. Gerai, varom tolyn. Labai nemaloniai stabdosi šitie diskiniai stabdžiai. Vėl nesakė, gal sutepti reikia. Bet jaučiu, tada jau nepadėta jau. Ai, kaip cypia gražiai. Nu, labai status nusileidimas. Kadangi dviračiais tiek nuomoti, tai ne mūsų nelabai pasitikim tai stabdžiais. Suvedina labai cypsi. Tai jinai nepakenčia cypsėjimo, tai jau sakė, tuoj vešis rankom į apačią. Čia vaizdas visai. Nu, kol kas tai nieks baisiai nesikeičia, kaip ir visą laiką. Lekiam. Privažiavom olas kažkokias. Iš konstrukcijos panašu, kad žmonių statyta. Čia lyg ožkų šudukai, rutuliukai. Kalnų ožkos. Jau čia tikrai daug. Evelina eina į vidų. Ką randi? Tai yra daug žmonių pėdsakų, matyti daug kas užsuka, ateina pasižiūrėti, ką galima rasti, bet nieko šiaip. Gal kelyje irgi pasislėpti vietą. Daug tokių dalykų yra. Ispanijoje labai populiaru haikint. Ir net yra einant, pavyzdžiui, Sieros Nevados kalną. Tai vis tiek trunka apie 8-9 valandas haikas visas kelias.
Tai tarpiniuose maršrutuose yra pastatyti namukai laikini su gultais mediniais ir galima pailsėti, jeigu matai, kad nespėsi grįžti į stovyklą. Tai čia gali būti panašus konceptas. Varom toliau. Dar pavažiavom, sustojom. Čia galima pažiūrėti, kaip iš šiaurinės pusės visi kalnai pasidengia augalais. Iš pietų viskas būna išdeginta. Visur tokia tendencija Ispanijai. O, kažkas su busiuku važinėja. Varo. Matėm kelis džipus, kurie grinai veža turistus, nes jie paslauga tiesiog kaip safaris save pravežti. Tik čia nei gyvūniukų nieko nėra, tai kaip sakant, nelabai įdomus toksai vaizdas. Tai geriau gal su dviračiais varyti. Šiaip po biškai prantam prie to dviračio, suprantam, kaip ten jį valdyti reikia. Aurimai jokie nesam, tai kaip sakant, yra sunkumų. Bet po biškai išsispręsim. Mes dabar laukia šitas kalnelis. Tikiuosi už kalnelį yra nuolydis. Ir važiuosime link paukščio apžvalgos tokios aikštelės. Pažymėta kaip lankytinas objektas, gražios nuotraukos. Tai pasižiūrėsim. Gerai, kol kas likit su mumis, neperinkit kanalo. Kokios raudonos uolienos gražios. Šakės. Gražu. Baltos aikštelės. Kanjoniukas. Tolumoj šviesi uoliena. Čia raudona. Ten matosi pragriaužta yra vandens kanalo. Nes ten netoli yra saugykla vandens. Velina tolumoj rieda. Cypia. O, sustojom biškai atsikvėpti. Jau kanjono pačioj tų raudonų. Biškai atsigert vandens. Nedaug liko vandens, nes aš ten kai dusau, tai pusę išgėriau. Tai liko pusę buteliuko. Tai jau pradėsim taupyti, o dar net pusės maršruto neįveikiam. Prabangiai čia gerintis. Evelina va ant šito plento biškai slydo. Ir įsigando, kad jau galvoju toj driepsis. Dar ne pabaiga, dar neaišku, kaip čia baigsis. Ar keliai liks sveiki ar ne vis. Žiūrim, ten labai žemai reiks leistis. Eina savo. Čia kelias toks status. Reiks atsargiai, gali tekt nusivest. Dviračkas. Aš tai tikrai vesiu, jau mano kliniukas ir taip verkia, sako, už ką man taip, už ką toks spaudimas. Kaip matot, sprendimas buvo priimtas. Aš solidarizavausi, nes kelias tai vat ant tiek belė kiek. Vilnius net kojos slysta, ką kalbėti apie dvirką. Kaip ten su mašinom užvažiavo, neįsivaizduoju. Kelias tik blogin ir blogin. Eina, bet leidžiamės. Pažiūrėjom Google, kad yra tikrai nusileidimas. Ten jau bus lygus gražus. Panašu, kad buvo bandyta čia važiuoti viršų. Nu, čia jau technikos reikia rimtos. Jau Kermenas vaikšto. Ramesnis. Pasidėjom biškį po medeliu čia. Velina pasitepė nuo saulės. Oi. Kaip va toli atvažiavom nuo pat apačios. Dabar pažiūrėjom žemėlapį. Dar valandą 10 važiuot. Ir tada pasieksim namus. Eina savo. Būčiau žinojęs, būčiau gyvenime nevažiavęs čia. Ar grįžtum dar? Su tikrais elektriniais dviračiais. Užkilom į aukštųjų šviesių uolienų panoramą. Oi, gamtelė. Gražiai atrodo. Tolumoj ūkių yra. Šiek tiek. Alyvmedžiai. Alyvuogių aliejus va čia auga. Nusiperkam su tą mergaitę Maksimui buteliuko. Alina tvarkosi. Nu dabar šiek tiek važiuosim žemyn. Oi, labai jau norėjosi biškį žemyn. Liuks. Aukščiau biškį geriau. Vėjo yra. Ten apačioje praktiškai nėra vėjo. Tai dar prie to, kad sunku, tai dar ir karšta. Tai vasara čia jokių būdų visiškai, ta prasme, jeigu taip nuo gegužės žiūrint, tai net negalvokit. Čia tik rudenio pramogos. Vėl nusileidenam rankomis dviračius. O, užstrigo. Nes jeigu su kojom slysta einant, tai jau su dvirka visai blogai.
Aišku, geri ekspertai dviratininkai kalnų turbūt čia pasakytų, kad reikia greičio, stabilumo ir drąsos. Žinokit, drąsos oficiniam daug nebūna. Tai žodžiu, saugom savo galvą ir varom tolyn. Mielojo progresą padarėm, pavažiavam. Atlaukia mūsų 121 metro aukščio pakilimas į kalnas. Priekį varom ten į pavėsį, biškį pailsėsim. Valgiau baltyminį batonėlį, labai šlikštus. Čia Velina. Aš valgau anakardžius. Labai skanu. Ir mes čia radom savo pavėsį. Tai turim tokį maždaug pusę kvadratinio metro. Tai biškį atsivesinam, nusimušim šildeles ir tada varysim į kalną. Vest dviratį. Daug reikalom. Dar kokias 3-8 minutės varyti reiks. Matom vandens kanalus senais laikais išgremštus uolienose. Kelionė kokias sukasi neblogai. O vandenėlio? Nėra vandenėlio. Mane tai užkniso tas kratimas čia ant tų akmenų. Čia nesąmonė yra ir reikia pasirengimo. Atidaužo viską, rankas atidaužė, kojas atidaužė. Žodžiu, va taip. Pažiūrėjom, kad vietoj tokio normalaus keliuko ne ten nusukom, dabar teks vyniot per šitą. Ir kirst kalnus, arba reiktų varyti dar 20 minučių atgal. Kažkokį posūkį praleidom. Nu, tai, kaip sakant, ką darysi? Vilna jau nuskodė, žiūrėsim. Nuotykiai pas mumis tęsiasi. Kilom, užkilom tuo keliu. Ir ten nuvažiavę pastebėjom, kad uždarytas yra kelias. Yra privati valda ir draudžiama važiuoti. Prasmukint galima, bet mes esam taip jau užbridę per haiką. Landžiam, kol priėjom tokią tvorą 3 metrų aukščio su šunim ir teko eit 5 kilus atgal, tai negalim savo to leisti. Ir pastebėjom, kad pas mane akumas yra liko 2 padalos iš 5, pas Evelina 4 padalos iš 5. Pas mane, kadangi didelis svoris, tai greičiau nusėda. Taip apsikeitėm dviračiais, Evelina gavo didesnį. Aš buvau mažesnį, bet, ką darysi, tokią kainą. Oi, tai nusprendėm keisti maršrutą. Nebežiūrėsim, ką čia siūlo trumpiausias kelias. Matė, motociklistai važiavo ir važiavo jie link plento. Tai važiuosime link plento, link miestelio. Buvom užkėlę ant kalno viršaus, žiūrim, kad yra miestelis. Degalinė, užpilsim vandens ir per plentą tiesiog grįšim namo. Nes kitaip būtų reikėję grįžti tuo pačiu keliu ir tais pačiais kalnais. Tai žodžiu, geriau jau sudeginti 23 minutės papildomai ir gražiai kaimo asfaltuku. Tapu daro, sakau, degalinė, dar vandeniuko nusipirksim. Pradžiai džiaugiamės, kad nėra civilizacijos ir niekur jokių žmonių. Dabar džiaugiesi pamatęs daug visko. Ypač ieškom degalinės. Bez kokios merkado, bet ko. Žiūri. Liko realiai kokie 3 gurkšniai ant apie jų. Tai jau čia vienas iš pagrindinių dalykų, dėl ko nerizikuoti. Vėl ten lysti tuos laukus. Civilization. Nuostabus dalykas, nuostabus jausmas. Girdim vandenėlis. Eikti savo, atrodo, šoktume dabar simaudyti. Teka. Evelina ten nutolo. Nes atsargiai stabdosi. Didelį greičiai, jau biškį asfaltą matėm. Ir va ten va bus degalinė išsvajota. Nepasisekė mums su vandeniu. Talime degalinę. Viena degalinė uždaryta visiškai. Šita degalinė nedirba tiesiog. Švieslentės dega, bet nei lemputės niekas, nei tūlikai užrakinti viską. Nieko negalim padaryti. Tai tiesiog valandą kelio liko minti. Minsim plentu, tai nebus sunku. Ir artimiausių jokių nei parduotuvė nieko nėra, tai tiesiog, kaip sakant, yra kaip yra. Nu ką, varom, hebra. Nu ir papuolėm čianai. Ant karščių. Kokios gražios uolos ir koks geras plentas. Leidžia iki 80 važiuot, 25 kažkur gaunasi. Didelis pasipriešinimas, padangos plačios,
Nešina taip gerai įsibėgėt. Bet nepalyginsi su žvyru čia, pasaka. Rojus. Tik vandens, trūksta viskas. Visai gerai, kad čia nusukom, visai gražus vaizdas. Yra ką pasigrožėti. Dviratis važiuoja maksimum 25, po to pradeda neleisti variklis greičiau lėkti. Oje tau. Hebra, sugalvau taip, sakau, stojam. Čia pailsėsim ir paprašom vandens, jeigu kažkas važiuos, tikrai duos, tik čia nepavežti reikia. Davė visą buteliuką naują 0,5. Eik tu savo, vėsus toksai, kaip iš pasakos. Nes degalinė, kurioje galėjom nusipirkti, nedirbo. Ir dar 9 kilai mint. Nu va, artėjom jau link miestelio, sustojom biškį pailsėt. Užkilom vėl čia į aukštumas. Čia dar kažkas atvykę, keliauja. Leisimės ten nuo kalno. Jeigu gerai skaičiuojam. Pagal Google liko 26 minutės ir 6,4 kilo. Žiūrėsim. Dabar bus toksai nuolydis ir po to kilsim. 100 metrų aukštis bus. Tai nebaisim. Finally Gorafe miestelis. Daug motociklistų. Ir varom atiduosim šitas velnio priemonės. Oi, viskas. Atvykom, jaučiu prilipęs visas vafliais nuo dehidratacijos. Sumokėjom 110 eurų, nes 6 valandas beveik buvom. Tai dar nuolaidėlį padarė, davė Coca-Colos, nes vis tiek galvoja, kad mes kaip amerikiečiai. Hot? Mašinoj? Šiaip tai ką, jeigu jūs esate tokie patys tinginiai, kurie tik sėdi prie kompo ir nusikrapšto, tai sudėtingas maršrutas. Reikalauja daug jėgų, nes labai daug įkalnių, labai daug nuokalnių ir jos gana stačios, tu turi varyti dviratį, nes nuo kalno nenuvažiuosi, danga prasta, akmenuota, tada tu slysti, tada tu vėl turi varyti dviratį. Nu ir, žodžiu, labai daug reikalauja jėgų. Tai kad ir paskutinis pusvalandis ar valanda buvo važiavimo plentu, vis tiek buvo tada labai karšta. Nu, žodžiu, šiaip fainai, žiauriai gražūs vaizdai. Jie atperka visą tą vargą, kurį patyrėm, bet reikia pasiruošti. Reikia pasiruošti, iš tikrųjų. Daug vainės. Vansi daug. Daugiau nereikia, bet šiaip, nu kokį snekutį. Bet šiaip tai... Jo, proteinį kokį pasimt batonėlį. Tai va, tai žodžiu, įdėsiu linką, įdėsiu maršrutą, kaip mes važiavom, kaip turbūt vienintelis kelias ir yra toksai, kad nevažiuotų pačiu keliu negrįžti. Ir jeigu sakysit, o, varom, fainai, tai, kaip sakant, nuo saulės kremo. Būtinai. Ir pasitreniruokit, iški lietuvėlį prasukti ratelių, kad būtų ta subinieva pripratus, nes čia tas standartinis, pavasarinis. Sėdint ant dviračio atrodo, kad nežinau, pagalius ten sugrūdo. O Jėzau. Gerai, grįžom jau namo, vos iš automobilio išlipau, nei kojyčių, nei rankyčių. Aš kaip tikėjausi, kad tas elektrinis dviratis turėjo būti visai be pastangų, toks pasivažinėjimas ir tiek, kaip koks paspirtuku. Gavosi tai normali treniruotė. Su visais iššūkiais, cirkais, batareikų pasibaigimais ir taip toliau. Bet bendrai paėmus tai fainai, įspūdžiai labai geri, vaizdai labai faini, tikrai verta atvaryti, tikrai pasiplanuokit, tik pasiruoškit. Ir that's it.